18:00 ir Ignalina, ar ne? Taip. Tai aš pradėsiu vieną mintį apie Dalai Lamą, kuri man atrodo labai nuoširdi ir labai daug pasakanti. Tai kai jisai buvo Kaune, skaitė paskaitėlę. Trumpą, nedidelę. Ir jo mintis buvo tokia. Jeigu jūs esate tikintis ir jūs esate budistai, tai yra labai gerai. Koks juokelis? Gero žmogaus juokelis. Toliau, jeigu jūs esate krikščionis, tai irgi labai gerai. Jeigu jūs kitos religijos šalininkai, tai irgi labai gerai. O jeigu jūs netikintis, tai irgi labai gerai. Viskas jūsų pasirinkime. Ir jis tada išvedė antrą formulę. Sakau formulę, ne? Ko reikia žmogui, ko galėtų žmogus norėti, pereidamas per tą gyvenimą. Jo versija buvo tokia, kad reiktų norėti išlikti padoriu žmogumi. Nes tam gyvenime visokių bėdų gali atsitikti. Išlikti padoriu žmogumi. Tai tam, kad išlikti padoriu žmogumi, religija tiesiog padeda. Galima išlikti padoriu žmogumi, jeigu tu esi ir netikintis. Bet jeigu esi tikintis, tai tada tiesiog lengviau tau, pasinaudojant religiniam tiesom, išlikti padoriu ir pereiti per tą gyvenimą. Tai jo mintis buvo, kodėl nepasinaudoti tuo įrankiu. O dabar dar irgi viena pozicija buvo Dalai Lamos, o kita pozicija dar tada irgi pasakysiu, kur Fromas. Dvi raidės jo pavardėjai. Psichoanalizės vienas iš tėvų, kur labai gražiai pasakė, nėra klausimo, ar žmogus yra tikintis ar netikintis. Visi žmonės privalo būti, nes kito pasirinkimo nėra. Visi yra tikintis. Pasirinkti tik tai galima tikėjimo objektą, kuo mes tikime. Galima tikėti savim, galima tikėti partiją, galima tikėti ginkluotom pajėgom, galima tikėti pinigų, galima tikėti Dievu. Ir pasirinkimas yra mūsų, kuo mes pasirenkam tikėti. Tai dabar iš šitos plotmės išeinant, aš asmeniškai tikiu, kad Lietuva kaip idėja ir kaip viltis, jinai turi prasmę ir šita viltis ir šita idėja suteikia mums, tie, kurie čia gyvenantiems, lietuviams daugumoj, nes mes lietuviai daugumoj, suteikia mums prasmę. Nes jeigu mes viso pasaulio gyventojai, tai mes čia niekur neprisirišę, vieną dieną čia, kitą dieną čia, ir ką tada mes kūrėme? Ką mes kūrėme? Ką mes sukurti Lietuvą reikia? Kokią valstybę, kokią šalį mes tobulinam ir už ją būnam atsakingi? Zimbabvė, Zambija, Latvija, kokią? Va čia Lietuva. Lietuva kaip mintis, kaip idėja, be kurios mes esame niekas. Galima pabėgti, labai gražiai irgi tie lietuviai, kurie milijonas pabėgo, ne visi iš gero gyvenimo, ne visi, kad norėjo pabėgti. Pasiskaitykit, kaip kiti rašo. Norėtumėm sugrįžti, nes tik čia esam savi, o ten esam svetimi, ten nesavi. Bet susiklosto gyvenimas, kažkur dirba, o tą nostalgiją arba savo šalies šauksmas, jis pasilieka. Ne visiems vienodai. Bet tiem, kuriems yra svarbus šitas šauksmas, tie, kurie jaučia ir tiki, tada žodis tiki.
Kad mūsų uždavinys ne tik savo, ne tik savo šeimai, bet ir mūsų bendruomeniai, mūsų valstybei padaryti. Ta padaryti, kad jinai gerėtų, klestėtų, kad nebūtų sunaikinta. Dabar mes turim situaciją, dabar Lietuvoje, kai ne iš gero gyvenimo, materialiai aš gyvenu labai gerai, palyginus kaip Lietuvoje gyvena žmonės. Bet ne iš gero gyvenimo, o aš matau, kad mes einam pagal mano suvokimą, pagal mano žinias, pagal tai, kiek aš domiuosi, aš matau, kad mes einam sunaikinimo ir susinaikinimo link. Ir geopolitiniam procesai, kurie dabar yra pasaulyje prasidėję, jie suteikia dabar galimybę ir viltį patraukti Lietuvą savo. Dabar turiu tame paaiškinti truputį plačiau. Aš nuo 45 metų skaičiuoju, pasibaigė Antras pasaulinis karas, ir Lietuva buvo okupuota ir niekur nedingo. Buvo užsienio valdžia. Užsienio valdžia. Ir 45 metus toj užsienio valdžioj begyvendami, Lietuvoje susiformavo, iš vidaus susiformavo jėga, kuri pasakė, mes norim būti nepriklausomi. Per Tarybų sąjungos laikus Lietuva Tarybų socialistinė respublika. Galit sakyti, kad TSRS darė klaidas, nes jinai, vieni sakys skatino, o aš sakysiu skatino. Skatino, gerai, mūsų partinių funkcionierių, kuriems reikės truputį pasibalinti ir laurus savo užsidėti. Skatino lietuviškumą, dainų šventės vyko. Aš, kai mokiausi, šokau tautinius šokius. Kaune tautinių šokių profsąjungos kolektyvas Suktinis. Jame pradėjau irgi šokti. Visos aukštosios mokyklos savo tautinių šokių turėjo kolektyvus. Visos aukštosios. Kai kurios ir mokyklos turėjo, bet dėl jų tiksliai nežinau. Studentų tautinių šokių festivaliai būdavo. Kartą per 2 metus berods. Ir visa tai buvo TSRS laikais, kurie mes sakom, totaliai yra blogi. Dabar kai kas taip sako. Tas tautiškumas, jisai buvo išlikęs. Dabar gerai, tas tautiškumas buvo išlikęs. Ir to tautiškumo pasakoj, aš sakau, kad to tautiškumo pasakoj, mes pasakėm, atėjo ne laikas, o susiklostė galimybės. Ir mes pasakėm, norim būti nepriklausomi. Nepriklausomybė tai yra vertybė. Aš atsimenu, kurioje vietoje aš lėkiam su visa mašina ir kurioje vietoje Baltijos kely visi stovėjo. Aš atsimenu, kurioje vietoje. Nes nepriklausomybė tai vertybė. Tai mums visiems svarbu. Aš dar darau prielaidą savo, tokią truputį merkantilinę, nelabai gražią. Mes galvojom, mano manimu, mano įsitikinimu, mes galvojom, kad mes esam protingesni, geresni, apsukresni ir mes vieni be Tarybų sąjungos gyvensim geriau. O geriau visi nori gyventi. Tai Kaune, kur aš gyvenu, močiutė savo daržą turėjo. Kūda tokia džiūsna kaip aš ir jau virš 80 metų. Ir su ją vis apie politiką pakalbėdavom. Ir amžinatilsį jinai jau numirus, bet tuo metu, kai dar jau buvo, jau dar krutėjo, bet dar buvo gyva, atsimenu, prie tvoros priėjau, apie Dalią Grybauskaitę pasikalbėjom ir sako man, močiutė, buvo kažkas po 27 ar po 28 nepriklausomybės metų. Sako močiutė, viena koja stovėdama karste, jau realiai.
pavojinga dabar kalbėti apie politiką. Ar gali būti baisesni žodžiai seno žmogaus, patyrusio žmogaus, kuris nepriklausomybės laiku pasako po 27 metų pavojinga kalbėti apie politiką nepriklausomoj Lietuvoj. Tai mes TSRS laikais brandolį subrandinom, kad mes norim būti nepriklausomi, o ką mes subrandinom nepriklausomos, vadinamos nepriklausomos Lietuvos laikais. Kad mums nepriklausomybės nereikia. Mums nereikia. Lietuvos konstitucijai 1 straipsnį parašyta Lietuva nepriklausoma respublika. Nepriklausoma. Pasižiūrėkite, su Zigmu Vaišvila mūsų straipsnis. Yra 5 straipsnių ten serija, 4 puslapiai, kiekviena dalis, apie NATO 4 puslapiai, tiesiog taip išėjo, sudėliojom. Apie Europos Sąjungą 4 puslapiai, detaliai išrašyta, kaip iš mūsų vietiniai okupantai, vietinė valdžia pavogė nepriklausomybę. Pavogė teisę būti šeimininkais savo šaly. Nuosekliai viskas parodyta. Ir šitos vagystės, jinai kvalifikuotai buvo padaryta, šitos vagystės ne iš karto pastebėti galima, bet aš medikas. Aš neteisininkas. Vien elementariai duomenys, jeigu visus susidedi, akivaizdu, mes buvome apgauti. Žaidimas koks? Lietuvos konstitucija tai yra pagrindinis teisės aktas ir jisai priimtas ne valstybės, kažkokios tai valdžios. Lietuvos valdžia nepriėmė konstitucijos. Mes, eiliniai Lietuvos žmonės, priėmėm konstituciją ir įdavėm ją valdžiai, tame tarpe pirmoji vietoj valdžiai, sakydami, jūs privalote jos laikytis. Mūsų visų Lietuvos žmonių priimto teisės akto. Ir jeigu jūs nesilaikote, jūs tampate nebeteisėti. Užtat konstitucijoje yra pasakyta, bet koks Seimo priimtas įstatymas, vyriausybės nutarimas ar kas tik norit, kuris prieštarauja konstitucijai, yra neteisėti. Ką padarė Lietuvos valdžia? Lietuvos valdžia į konstituciją įdėjo, taip vadinamas ten, konstitucinis aktas, kuris sako, kad Lietuva yra Europos Sąjungos narė. O tai reiškia, mes privalome vykdyti nurodymus. Briuselio biurokratai pasako, šitokia formuluotė įstatymo turi būti Lietuvos teisės aktuose įdėta. Mes negalim ginčytis ir argumentuoti, kad visas kitas tiko, o dabar šitas mums ne prie ko, mums netinka. Privalote. Apie nekilnojamą turtą, šičia, nekilnojamo turto mokestis. Prieš 20 metų priimtas vėl tvarkingai, todėl, kad bendra kryptis yra kuo daugiau reikia atimti pinigų, o paskui perskirstyti, o paskui mes einam link to, čia ne tik Lietuva. Dirbsite, iš vis algos negausite. Visa jūsų alga nueina mokesčiai ir mes perskirstysim ir paskirstysim jums pagal jūsų nuopelnus, pagal jūsų ar jūs lojalūs valdžiai ar ne. Ir jeigu atsistosit ir patrepsėsit taip, kaip valdžia nurodė, jūs gausite savo pinigėlius, kurių jau pamiršite, kad yra jūsų pinigėliai. Link šitos krypties mes einam tiesiu tekstu. Ir nekilnojamo turto mokestis visose vakarų šalyse, jisai įvestas, jie su juo susitaikė, jisai yra visuotinis ir turės būti ir Lietuvoje visuotinis. Dar žaidimo taisyklės. Maloningieji užsienio šeimininkai leidžia vietiniam išdavikam pagal savo nuožiūrą pasirinkti, ar šiandien įgyvendina šitą, pavyzdžiui, papildomą
apmokestinimą, ar po 3 dienų, ar po 3 metų. Ar šiandien 0,2 procento, o paskui 0,5 procentus. Nu tai čia pasirinkite, mums šitą leidžia. Europos Sąjunga nurodžiusi yra, kad Lietuvoje per mažai yra apmokestinama ir privaloma tvarka, norit dabar nekilnojamo turto. Nepatinka pavadinimas, pavadinkite ginkluotų pajėgų mokestis. Yra Lietuva pasižadėjusi, Lietuvos valdžia pasižadėjo. Jie pasižadėjo. Bet jie nepasakė, kad būtinai nekilnojamo turto. Gali būti kitoks mokestis. Ta ir turi padaryti. O pasižadėjai ir privalai vykdyti. Tai dabar grįšiu vėl. Pirmas Lietuvos konstitucijos straipsnis sako, Lietuva nepriklausoma. 130 berods 147, kur konstitucinis aktas sako, kad Lietuva priklauso nuo Europos Sąjungos ir mes neturim nepriklausomybės. Kokia yra problemėlė? Konstitucijoje yra įdėta nuostata, kuri sako, Lietuvos žmonės turi teisę atsisakyti ir nepriklausomybės. Mes visi turim teisę. Tik tai ten yra nurodytos sąlygos. Jeigu norim atsisakyti nepriklausomybės, tai reikia, kad 75 procentai žmonių, kurie turi teisę balsuoti, kad jie pasakytų, nebenorim būti nepriklausomi. Kai tie išdavikai mūsų surengė referendumą, 17 procentų balsų pritrūko. Bet tada padarė, nesvarbu, taigi nesvarbu. Man vienas medikas, nu tai jau su aukštuoju mokslu ir lyg tai turėtų būti su potekste, lyg tai turėtų būti kažkiek tai lyg tai protingas. Aš jam vienas iki aiškinu, kad va, čia nusižengė konstitucijai, čia nusižengė. Jisai sako, labai reikėjo, galima. Tai kai žmogus šitą formuluotę pasako, aš nebegaliu ginčytis. Jeigu jisai sako, kad galima nusižengti įstatymui, tada, kada labai reikia. Nu tai reiškia, reikia tik būti valdžioj ir įstatymų galima nesilaikyti. Tai kas tada prie manęs prisikabins, nes aš valdžia? Jūs laikysitės, o aš galiu nesilaikyti, tada atsiranda 2 įstatymai, 3 įstatymai. Važiuoju mašina, nu nelaimė, užmušiau žmogų, nu bet man galima, o jūs pasodins į kalėjimą. Tai mes norim gyventi šaly, kuri yra neteisinė valstybė, nes dabar Lietuva yra neteisinė valstybė. Aš visai nusiteikęs, jeigu paskambins iš naujo tie žurnalistai, duoti interviu. Bet aš, vienas iki jau buvo paskambinę, bet aš jiems paaiškinau, kad aš interviu duosiu šitą temą, kuri man aktuali ir man yra svarbi, o ne tą, kurią jie norėtų pagal jų svarbumą. Tai arba jie pasirenka mano žaidimo sąlygas, o pagal jų norus aš interviu nedavinėju. Taigi, apie ką interviu aš nusiteikęs jiems pasakyti tiesiu tekstu, kad Lietuvoje dabartiniai rinkimai, prezidento rinkimai, yra nedemokratiniai, nelygiateisiai ir neteisėti. Kadangi ką tik buvo ir Rusijoje rinkimai, ir prezidentų Putinas buvo išrinktas, tai ir mes vis sakom, taigi nepripažinti reiktų tų rinkimų, kokie jie netikę, neteisėti. Tai aš pailiustruosiu tiek anglam, jeigu jie domėsis, bet kažin ar jie domėsis, tiek amerikonam, jeigu jie domėsis, bet kažin ar jie domėsis, tiek švedam, kuriem žurnalistam nusinčiau, bet jiem nebuvo aktualu. Taigi, ką aš pademonstruosiu, ką aš paliudysiu žurnalistam apie demokratinės Lietuvos prezidento rinkimus. Pirmas punktas, šiandien dar pasidariau nuotrauką. Vieno iš kandidatų, profesoriaus Dainiaus Žalimo, nuomonė straipsnis atspausdintas LRT, valstybinės radijo televizijoje. Nuomonė
Prieš tai nusinčiau Verygos atspausdintą, dar, 3, 4, 5 nuomonės atspausdintos, kitų net 2-3 kartus atspausdinta. Aš tada nusinčiau į LRT, pirmas buvo nusintimas, kokie Vaitkaus būtų pirmieji darbai, jeigu jisai būtų išrinktas prezidentu. Man atrašė labai greitai, kad šito jie neskelbs, nes tai prieštarauja, tai, ką aš sakau, prieštarauja demokratijos principams. Taip ir parašė. LRT.lt vyrredaktorius, vyrukas toks yra, kuris parašė, tai prieštarauja demokratijos principams. Aš bendroj sumoj 4 ar 5 kartus nusinčiau, jie viską atsisakė spausdinti, nes mano visos mintis prieštarauja demokratijos principams. Tada pagal žaidimo taisyklės apskundžiau Vyriausiai rinkimų komisijai. Vyriausių rinkimų komisija parašė raštą, didelį, kuriame išvardino, ką LRT pasakė, kokios Vaitkaus mintis yra blogos, kurių negalima spausdinti ir kurios prieštarauja demokratijai. Tai, ką aš dabar pasakysiu, nėra humoras. Tai čia ne komedija. Tai yra oficialus raštas. Pradėsiu nuo pačio baisiausio. Ir tas baisiausias pailiustruoja, totaliai jiems viskas galima ir jie nebežino jau jokių ribų. Jokio loginio proto nebereikia, jiems viskas galima. Taigi, aš buvau parašęs, kadangi aš žinau ir galiu tą įrodyti, kad yra Lietuvos konstitucijos pakeitimai padaryti ir padaryti nusižengiant konstitucijai. Šitą aš galiu įrodyti. Tai aš parašiau, kad jeigu aš būčiau prezidentas, tai išleisčiau dekretą, kad Lietuvos konstitucijos pakeitimai, kurie padaryti pažeidžiant konstituciją, kad jie yra negaliojantis. Tai šita frazė yra įdėta į LRT atsakymą Vyriausiai rinkimų komisijai, kad šita frazė paneigia Lietuvos savarankiškumą, Lietuvos demokratiją, prieštarauja konstitucijai. Šitoks absurdas galimas. Aš kai mažas buvau, tai sakydavom pirštus nukapoti. Toks įsireiškimas. Aš sakyčiau, pirštus nukapoti tiem, kurie berazumiai dar sakydavom. Beprotis lietuviškai kažkaip kitaip skamba, tai berazumis, mes mažiukai sakydavom. Pirštus nukapoti tiem, kurie parašė tokius tekstus, pirštus nukapoti tiem, kurie patvirtino, kad tokie tekstai gali būti, o tada ką padaryti su Vyriausia rinkimų komisija, kurie pasakė, kad jie pritarė, kad LRT turi teisę turėti savo nuomonę. Ir užtat nekvestionuoja, nekelia klausimo, ar ta nuomonė yra teisinga, bet kadangi jie turi teisę turėti savo nuomonę, tai jie gali Eduardo Vaitkaus nepublikuoti. Nes LRT pasakė, jeigu Eduardas Vaitkus turės nuomonę tinkamą, taip ir pasakė, tai tada jie ją publikuos. Vyriausia rinkimų komisija, kuri turi teoriškai imant prižiūrėti, kad rinkimai būtų lygus, lygiateisiai, vienodi, jie dirba kaip nusikaltėlių stogas. Kaip nusikaltėlių stogas šituose rinkimuose. Aš negaliu surasti švelnesnio žodžio, nes tai jie prisidirbo, o ne aš, su šitokiais pareiškimais, su šitokiais atsakymais. Tai Vyriausia rinkimų komisija, kuri vietoj prižiūrėjimo lygiateisių teisėtų rinkimų, jie vykdo savo kitokias funkcijas ir jie iškelia tada uždavinį Vaitkui, kad Vaitkus Eduardas turi pakeisti savo rinkiminę programą. Gal paskui aš paimsiu ir perskaitysiu tuos 17 sakinių, kurie yra mano rinkiminiai programoje, ir Vyriausia rinkimų komisija nepasakė,
kokį sakinį pakeisti. Nepasakė. Vaitkus pats turi sugalvoti, ką pakeisti. Bet kitaip jie nepublikuos ir nespausdins. TSRS laikais, aš didelis buvau TSRS laikais, aš institutą baigiau 79 metais medicinos. Tvarkoj, bet ten, neteisėta valdžia, ko iš jos norėt, iš jos ir tikėtis nėra ko. Dabar taigi valdžia mūsų. Dabar valdžia mūsų. Ir jinai daro ne mažiau negu TSRS laikais. Tokio absurdo lygio pasiekia. Taigi, Vyriausia rinkimų komisija nevykdo savo veiklos. Pakartosiu trumpai, nes kas norit visi žinot. Švedijos bankas, aš jam turėčiau padėkoti tam Švedijos bankui, kuris tiesiogiai uždraudė ir 2 savaitės aš negalėjau vykdyti pavedimų iš savo rinkiminės sąskaitos. Aš jiem turėčiau padėkoti už bukumą, už durnumą ir už tai, kad jie davė man įrankį mušti užsienio banką, kuris tiesiogiai kišasi į Lietuvos prezidento rinkimus. Ir jie davė man įrankį, kuriuo pademonstravo, kad Vyriausia rinkimų komisija pasako, mes nieko negalim padaryti, kai užsienio bankas kišasi į Lietuvos prezidento rinkimus. Vyriausia rinkimų komisija tai parašė raštu. Čia iš tikrųjų aš turiu dėkoti Švedijos bankui, nes iki tokio absurdo aš nebūčiau patikėjęs, kad taip gali būti. Tai reiškia, viskas galima. Viskas totaliai galima. Jokios net iliuzijos teisinės sistemos, net iliuzijos nėra. Pamirškite, nuteisim visus. Ar jūs prisimenat dar, kaip prezidentas Gitanas Nausėda buvo praėjusiais metais, kai jisai teikė įstatymo pataisą, kad jeigu netinkamai kalbės apie valdžią, tai tada tuos žmonės teisiniai atsakomybei reiktų patraukti. Ir tada paskui buvo, kad 20% tokių žmonių gali būti, ką tada daryti, taip nurimo. Nurimo. Bet jūs galvojat, čia nurimo trumpam ar ilgam? Taigi pasakys, kad šitie, aš vis kartoju, Valinskas, šitas žudikas, neatsitiktinai pasakė, tokius reikia šaudyti. Ir neatsitiktinai. Aš tai manau, kad tai buvo suderinta. Jis žinojo, kad už tai jo nenubaus. Garsiai pasakė, kokį Lietuvos pilietį sušaudyti. Ir mane labai, labai nustebino, kiek aplink yra žudikų. Kiek aplink yra žudikų. Aš negalėjau pagalvoti. Kai kiti pradėjo rašyti Facebook'e, aš mačiau, tame tarpe ir vienas daktaras, ir jo pavardę dar atsimenu, ir jo tėvuką aš žinau amžinatilsį. Irgi parašė, kad teisingai ir gerai, taip ir reikia, šaudyti. Išleisti žvėrį, išleisti džiną. Ir paskui atgal jau nebesugrąžinsime. Ir mūsų valdžia šitą daro, turint omeny dar ir tą karą, Amerikos karą Ukrainos teritorijai, šitą daro sąmoningai. Labai jau seniai, prieš 5-7 metus, tie ne kariškiai, kaip vadinasi tie kariškiai, ne kariškiai, ne visuomeninė, ne rezervistai, pavadinimas užkrito. Kaip vadinasi tie savanoriai, kurie, šauliai. Jų instrukcija, kuri oficialiai nepanaikinta, kad jeigu yra krizės sąlygomis, tai su tais kolaborantais reikia nuo žmonos ir nuo vaikų pradėti. Vaiką mokykloje susistabdyti arba iš mokyklos einantį. Ir jam paaiškinti tam vaikui, ir jam perduoti laiškelį. Oficialiai viskas parašyta.
Nu paskui langą išmušti. Ir tai gerai veikia. O paskui išrengti nuogai ir vidurį miesto paleisti. Tai viskas paruošta. Tai paruošta. Mes laukiam nurodymo. O paskui sušaudyt kas antrą dieną po vieną. Ir mūsų valdžia tiesioginiu tekstu šitą visą po truputį. Psichologiškai reikia padaryti po truputį. Pripratinam prie minties. Kita mintis, čia nuo Hitlerio laikų žinoma, nieks naujo. Kita mintis, mūsų priešininkai, jie ne žmonės. Kodėl lakūnam yra mėto bombas iš aukštai, kiek ten sugriovė, kiek žuvo, vaikų, ne vaikų, jie jų nemato, psichologiškai jiems lengviau. Jie nieko nemato. Bet jeigu aš nužudau tas, kuris yra nežmogus, taigi žydai irgi nežmonės. Žydai yra nežmonės. Kas čia tokio? Aš buvau, man į Kaune dramos teatre, pasaulyje daug kur ta pjesė pastatyta. Ir man ten davė į premjerą ir Izraelio ambasadorius dalyvavo, kur tokia nuširpi ta pjesė buvo. Vat, pristaut. Čia Jonas Petraitis. Gimė tada, numirė Amerikoje tokiais metais. O kitas Jonas koks nors dar kitoks, ar ne? Sušaudytas Vilniuje tokiais metais. Su vardais, su pavardėm. Nu ir jie čia kaimo bernai žodis šitoj vietoj tinkami. Nu viena scena, jie sėdi, ten žydus šaudo, ir tarp savęs kalbasi. Sako, einam paprašyti, kad ir mums duotų pašaudyti. Einam. Nuėjo vokiečiai, oi, javol! Pašaudė. Tiesiog netyčia, taigi jie ne žmonės. Mūsų dehumanizuoti, ką mes dabar kalbam, valdžia, aš turiu omeny. Taigi rusai ne žmonės. Rusai ne žmonės. Senasis Landsbergis, kaip pasakė apie Rusiją, hitlerininkų mintis čia nublanktų. Tai, kas dabar vyksta Rusijoje. Jis dar vieną žodį pridėjo. Hitlerininkų mintis apie žydus čia nublanktų. Dabar Rusijoje yra blogiau negu Hitlerio ir jo pasekėjų apie žydus mintis. Apačioj susirinkę, sakau, mes susirinkę, Lietuvos žmonės, paskui plojome. Rusija žmogėdrų šalis. Žmogėdrus taigi ne žmonės. Ir hitlerininkų mintis apie žydus čia nublanktų. Aš nusinčiau išvertęs į anglų kalbą ir lietuviškai parašiau, nes aš lietuvis, ir į anglų kalbą išverčiau ir nusinčiau Izraelio ambasadoriai Vilniuje. Moteriškė tuo metu buvo. Jokio atsakymo. Hitlerininkų mintis apie žydus čia nublanktų. Lopata, profesorius Lopata, didžiai garbingas Seimo narys, sako. Labai gerai, kad ramių balsų. Taip, mes priėmėm, Rusija yra teroristinė valstybė, rusai yra teroristai. Ramių balsų. Susiraskit, pasižiūrėkit, socialdemokratas vienas senas. Jisai dabar politikoje niekur nedalyvauja. Kiekvieno Lietuvos vaiko ir suaugusio pagrindinė užduotis yra, kad Rusija būtų sunaikinta. Tiesiu tekstu sako. Norint sunaikinti Rusiją, tai reiškia Lietuva tada privalės būti sunaikinta. Mus stumia į šitą beprotybę, nes Rusijos Lietuva negali sunaikinti. Amerika vienintelė pasaulio šalis, kuri gali sunaikinti Rusiją. Bet tai baigsis tuo, kad ir Amerika bus sunaikinta. Ir jie šitą žino. Dabar mes, aš sakyčiau, Lietuvos žmonės turim nuspręsti, ar mes norim kariauti Amerikos proksi kare Ukrainos teritorijoje. Yra charakteristika, kas yra tas proksi karas.
čia yra terminologija. 100% tai, kas vyksta Ukrainoje, atitinka Amerikos tą proxy karo terminologiją. Prieš tai geras pavyzdys buvo karas Vietname. Tai buvo proxy karas irgi tarp Tarybų sąjungos ir tarp Amerikos, Vietnamo teritorijoje. Vieni sako 2 milijonai žuvo, kiti sako 3 milijonai žuvo. Bet tų vietnamiečių žuvo daug. Aš jau nekalbėsiu apie tai, kad Amerika sufalsifikavo ir užpuolė Šiaurės Vietnamą. Sufalsifikuotų pagrindų. Ten tokia Tonkino įlanka, aš jos ir pavadinimą atsimenu. Ir tada pasakė, kad užpuolė karinius laivus vietnamiečiai. Tada davė nurodymą bombarduoti Hanojų. Makeinas, toks senatorius buvo, amžinatilsį numirė prieš porą metų. Jo dukros pasisakymą išsisaugojau pas tavį. Tokia simpatiška moteriškutė, jo dukra, prie jo urnos bažnyčioje pasakė kalbą, kaip jos tėvukas kovojo svetimose šalyse už tų šalių laisvę. Jis buvo numuštas Šiaurės Vietname. Po to, kai Amerika sufalsifikuotų pagrindų užpuolė Šiaurės Vietnamą. Jis buvo ten numirštas, ten jisai kalėjo, ilgai kalėjo. Jisai ten tvirtas kareivis buvo. Ir tam bekalint, ar ne, jisai ten atrodo ir atsisakė, kad jį išlaisvintų aukščiau laiko. Jisai kaip kariškis labai tvarkoj buvo. Bet jis savo atsiminimuose buvo parašęs: nekenčiu tų vietnamiečių, ir panaudojo vietnamiečiam anglišką, aš pamiršau tą pavadinimą, anglišką slengą. Niekinančią kalbą, kaip vietnamiečius vadina. Nekenčiu. Ir kol gyvas būsiu, jų nekęsiu. O kai jis numirė, jis kovojo už Vietnamo laisvę, pasirodė. Čia apie tai, ar istoriją nesuklastosime. Ir jeigu mes ją leidžiame klastoti, tai tada ir paaiškės, kad sąjūdį sukūrė senasis Landsbergis. Ir visi turime mokykloje jau apie tai išmokti. BBC parašė, United Kingdom, Anglija, ar ne, Europinio padalinio buvęs vadovas. Aš nustebau. Jis parašė vieną frazę, kuri, jis protingas žmogus, su juo viskas tvarkoj, bet jis suvokia mentalitetą. Ir tą vieną frazę parašė tokią, kad vis tik didingiausi laikai Anglijoje buvo Antrasis pasaulinis karas. Kaip mes vieni atstovėjom ir atsilaikėm prieš Hitlerį. Paskui taip blogai. Tiesa, kai kas sako, kad Amerika ir Rusija truputį padėjo. Mes vieni atsilaikėme prieš Hitlerį. Ir jeigu jūs paklaustumėt, apklausos yra. Nieko stebuklo. Japonų paklaustumėt. Tai ar 10, ar 7, ar 15, gal ne 15, gal 10 ar 7% atominės bombas numetė Tarybų sąjunga. Jų nuomonė. Tarybų sąjunga numetė atominės bombas. Tai ko nesuklastosime? Kai turime savo melo portalus ir tie melo portalai tiesiog privaloma tvarka nuodus į mūsų sąmonę, kuris atrodo kaip vaistas, kaip geras dalykas. Jis nenuodas, jis paslėptas tvarkingai. Aš senais laikais Laisvosios Europos radijo klausydavau. Ir mano tėvukas klausydavo. Atsimenu. Jis tiesiog įdomu, kažkaip kitaip, apie kitką pasako. Gerai. Dabar propagandiniai kanalai, Laisvosios Europos radijos, propagandiniai kanalai mūsų LRT. O jie yra propagandiniai, jie yra 100% išlaikomi iš Amerikos kongreso ir subtiliausia propaganda, subtiliausias melas
pasakiau 90% tiesos, o paskui skirtingus akcentus sudėjau. Aš jums galiu parodyti skaidrę dramblį parodau, ir paskui dramblio koją. Ir paskui parodau tik tai skruzdėlės koją, bet padidinta 200 kartų ar tiek, kiek reikia. Ir jūs matysit, kaip dramblio koja yra tokio pat dydžio, kaip ir skruzdėlės koja. Bet aš pamiršiu pasakyti, kad čia skruzdėlės koja tai padidinta. Ir jūs atsiminsite. Ir dramblys, ir skruzdėlė, jeigu su koja užmina, tai ojojoj, kaip blogai. Tai šitą melo 30 metų, šitą melą važiuoja ant mūsų, galima susirasti, viską galima susirasti, bet reikia mokėti susirasti, reikia turėti laiko, nedirbti, reikia tuo domėtis specialiai. Amerikos centrinė žvalgybos valdyba 47 metais įkurta. Vėl labai garbingas profesorius. Aš tų pirminių šaltinių neieškojau ir neieškosiu. Ypatingai garbingas profesorius iš Amerikos, kuris sako, viskas yra vieša, čia ne paslaptis. Virš 80 valstybių pasaulyje nuvertė. Pagal Amerikos užsienio politikos pareikalavimus. Nuvertė. Ir jis gražiai sako, kai kur nuvertė autoritarinius, despotinius ir tada padarė, kad būtų demokratiniai. Kai kur nuvertė demokratinės vyriausybės ir pastatė autoritarinės. Tai vieną pavyzdį aš puikiai žinau. 53 metais Iranas savo valdžią išrinko rinkimuose gerą iranietišką valdžią. Ir jie pasakė, nepadoru, kad mūsų naftą ir pagrinde naudojasi anglai šitą naftą. Nacionalizuoti naftą turi būti Irano žmonėms. Oficialiai viskas patvirtė. Anglai, bet amerikiečiai irgi prisidėjo, bet čia anglam aktualu buvo. Komercinė prasme anglam aktualu buvo. Nuvertė, ką reiškia nuvertė? Suorganizavo mitingus, suorganizavo žmonių nepasitenkinimus, nuvertė tą teisėtai išrinktą vyriausybę ir pastatė šachą. Nuo šachas buvo jiems geras, viskas tvarkoj. Aš į Iraną buvau nuvažiavęs, visais nepiktybiški ir labai ramų žmonės. Bet dabar aš kalbu apie tai, kad Amerika nebūtinai dėl kažkokių plačių, globalių, savo ilgalaikių, savo ketinimų, bet jie laikosi tokios pozicijos, kas mums nepatinka pasaulyje, mes pakeičiam ir nusispjauti, ar čia demokratinė, ar nedemokratinė ta valstybė. Mes esam šeimininkai. Ne Heigas. Heigas buvo viceprezidentas. O gal ir Heigas pasakė, kad jėga yra tam, kad ją naudotus. Jisai apie Amerikos ginkluotas pajėgas pasakė. Logiška, teisinga, jeigu aš turiu jėgą ir jos nesinaudoju, tai kam tada jinai man reikalinga? Tai dabar aš grįšiu atgal prie tos paprastos minties. Ar mums reikia Lietuvoje būti užsienio užsakymų, užsienio interesų reiškėjais, ar mums reikia galvoti savo galvą? Aš už tai, kad galvoti savo galvą ir nesikišti į kitų šalių vidaus reikalus. Nes nemokinkime mes, kai mes tokius rinkimus Lietuvoje organizuojame, čia dar bus triukšmas kaip reikalas. Nes aš jau žinau pradinius duomenis, kai vyriausios rinkimų komisijos kompiuterinėse skaičiavimuose yra labai didelių neatitikimų. Pagal buvusius, ne dabartinius, bet pagal buvusius rinkimus. Ir planas dabar yra toks, kad su advokatu kartu ir dar su Zigmu Vaišvila
mes planuojame eiti pas Seimo pirmininkę ir kelti klausimą apie Vyriausią rinkimų komisiją ir visų šitų rinkimų teisėtumą. Ir kad įtraukti šitą klausimą į Seimo svarstymą, o bet koks svarstymas jau yra katastrofiškai blogas, tiesiog negalima leisti, kad svarstyti, ir bet koks palikti tuos rinkimus taip, kaip dabar yra, kažką pastabdyti irgi blogai, ir teisme jau yra atskiras raštas, teismas priėmė skundą, advokatas mano vardu pateikė, realiai sakant, dėl Ingridos Šimonytės. Nes Vyriausia rinkimų komisija pridarė tokių akivaizdžių klaidų, kad Ingrida Šimonytė negalėjo. Dabar reiktų jai panaikinti, anuliuoti visus jos surinktus balsus, nes balsų surinkimas buvo leista rinkti balsus, kai tas leidimas prieštaravo įstatymui. Įstatymui prieštaravo. Negalima leisti. Tai jeigu jie toliau laikysis, kad negalima leisti, tai katastrofiškai blogai. Jeigu jie sakys, kad jau leidom ir jau ką darysi, nusižengiant įstatymui leidom, tai irgi blogai. Tai dabar teismo yra, o jie atsakė prieš 2 dienas, turbūt laikas man jau susimai, prieš dieną ar prieš 2 dienas atsakė, kad kadangi praėjo 3 dienos jau, čia vasario 20 dienos sprendimas Vyriausios rinkimų komisijos, praėjo 3 dienos ir per 3 dienas tik tai buvo galima apskūsti, tai dabar viskas teisėta. Tai dabar teismas turės nuspręsti, ar pratęsti apskundimo terminą. Bet jeigu pratęsia apskundimo terminą, tai šakės netokios, jau neduok dieve kokios šakės, nes Šimonytės turi nelikti rinkimuose. Apsikvailino ir apsidurnino iš tos temos, o mums viskas galima, mums nusišvilpti. Tai jūs savo asmeniniais pavyzdžiais turit kai ką savo pasidemonstruoti. Valdžia bloga, valdžia bloga. Bet arba mes kažką darome visi, šituose rinkimuose dabar tiesiog taip jie sutapo, kad dabar pirmi yra prezidento rinkimai. Prezidentas užsienio politikoje gali daug ir labai daug. Per užsienio politiką ir per karo reikalus prezidentas gali sustabdyti bet kokį karą Lietuvoje. Jis turi tokią galimybę. Teisėsaugai gali šį bei tą padaryti, bet negali jokio įstatymo priimti. Tai užtat privaloma tvarka, ar mums patinka ar nepatinka, kaip sekantis etapas, pasakius A, privalu pasakyti B. Jeigu nepasakai B, tai tada čia duobė, praraja ir nuo A prie C neprieisi. Privaloma tvarka. Seimas turi būti irgi suprantantis, tarkime, Eduardas Vaitkus kažką kalba, arba pritariantis tom mintim. Reikia padaryti tvarką. Ką mūsų Seimas daro? Priima įstatymą, vėl nekilnojamo turto įstatymas. Jis buvo priimtas ir po 3 mėnesių, kai jisai buvo priimtas, pirmoji pataisa buvo. Jūs pagalvokit, padarė darbą, priėmė didelį įstatymą ir po 3 mėnesių nuo sausio 1 įgyvendintas nuo sausio 1. Ar ne? O kovo 30 dieną pirma pataisa. Pirmas pataisimas. Ir Seimas tą ir daro. Grubiai per 5 metus priima ar 20, ar 15, ar 30 naujų įstatymų ir 2,5 tūkstančio įvairių pataisų. Pataisa ant pataisos. Tai jeigu mes neturėsime Seime savo jėgos, aš sakau savo jėgos su žodžiu, ta, kuri nori padaryti tvarką Lietuvoje. Jeigu mes neturėsime, jeigu jie neturės savo balso, tai vien prezidentas karą galės sustabdyti, bet mūsų kasdieninį gyvenimą jis nelabai galės ką nors pakeisti.
Kaip pavyzdys, ypatingojo prokuroro institucija su korupcija kovo. Aš buvau vienas iš tų 8 steigėjų Europos antikorupcinio centro sveikatos apsaugos sistemoje. Briuselyje centras. Svarstėm, o kur tada mūsų pagrindinė headquarters, ne? Pagrindinė būstinė turi būti. Ar toj šaly, ar tokiam mieste, ar tokiam mieste. Gerai, svarstėm tokius klausimus. Tai Briuselį ant galo buvo, čia nuo pinigų dar irgi priklauso, tai Briuselį buvo pasirinkta. Tai centras Briuselyje. Ir aš nuo tų laikų žinau, kad jeigu yra politinė valia, su korupcija galima susidoroti. Bet tam reikalinga politinė valia. Vienas, vadinkim, žmogus labai seniai man prieš 20 metų sakė apie Lietuvą. Jis pakankamai daug žinojo ir sakė, STT turi kompromato ant visų. Jie tik tai laukia, ant ko gali pradėti. Jie laukia nurodymo. Ant šito. Tai tada pasidaro, kai tu šitokioj situacijai, kai tu esi politinių jėgų įkaitas. Tau politinė šita jėga liepia ir sako, o prieš šitą surask, nors ir nedidelį, ir mes jį išpūsime. O kad kitas, koks skirtumas, ten tik 15 milijonų, kapeikos, priedo ten mūsų draugai, tylite. Tai ir STT šitoj vietoj, ir mūsų tos saugumo struktūros. Aš sakau, kad Lietuvos valstybės saugumo departamentas yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Praėjusiais metais mano abrozdėlį VSD viršininkas tada iš prezidentūros, jisai savo metinį pranešimą padarė, tai 29 tai skaidriai mano abrozdėlis buvo, bet mano pavardė nepaminėta. Aš ten pasisakiau apie karą Ukrainoje. VSD yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Aš argumentuoju elementariai. Vienas žurnalistas viešai pasakė, kad jis dalyvavo politinėse kovose ir demonstracijoje. Ir VSD apmokėjo jam, sumokėjo. Nedaug tų pinigėlių sumokėjo už tą dalyvavimą. Ir jis turėjo ten tam tikrus šūkius rėkti. O VSD negali jokių būdų, jokioj politikoje dalyvauti. Ir po šito viešo prisipažinimo visur buvo apie tai pranešta. Seimas tyli kaip vandens į burną pasiėmė. Reiškia, Seimas nėra laisvas. Ir aš pabaigsiu tada. Ir VSD žino, kam iki 27 milijonų dolerių kyšius išdalino amerikonai. O jeigu žino ir nepraneša, ir nesijama priemonių, juos visus, aš buvau Facebook'e parašęs, kad karo kurstytojai turi būti likviduoti. Ir tada mano, ar 12 000 tų sekėjų buvo, karo kurstytojai turi būti likviduoti. Išbraukė iš vis, uždarė tą Facebook'ą. Jie pasakė, jūs galite apskusti, bet kai aš noriu apskusti jų sprendimą, man neleidžia, įvyko klaida, pabandykit sekantį kartą. Kokį, nežinau, 30 kartų bandžiau. Panaikino. Karo kurstytojai turi būti likviduoti. Tai aš seniau sakydavau, kad VSD turi būti likviduotas. Audriui Nakui, kad čia sako, gal nereikia, gal čia per daug. Tai gerai, išmėštas. Išmėštas turi būti. Ir tegul su jais arba jie dirba Lietuvai, arba jie dirba užsienio šeimininkam. Jeigu užsienio šeimininkai yra turtingi, geri ir taip toliau, man nusispjaut šitoj vietoj. Arba dirbat iš idėjos ir už Lietuvą ir saugot Lietuvą nuo pavojų, arba jūs dirbat ir pakišat Lietuvą kaip auką kažkam tai. Mūsų politikam pritariant ir sakot, taip reikėjo. Aš nenoriu būti Lietuvos išdavikų parinktas kaip auka. Jie mus visus taip gali padaryti. Ir aš neturiu net menkiausios abejonės, kad jie tą ir padarys.
ir suras pasiteisinimą prieš save, oi, mes kitaip negalėjom, čia taip geopolitiniu požiūriu reikėjo. Ir aš dar baigdamas jau vis tiek pakartoju, Stoltenbergas prieš 9 mėnesius sakė, Lenkija, Lietuva, Pabaltijos šalis, kad apie karius siūs į Ukrainą. Prieš 9 mėnesius. Nieko naujo. Nieko naujo. Viskas pagal planą vyksta. Viskas pagal planą. Kieno auka bus parinkta. Aš darau dar čia čia fantazija. Amerika su Rusija susitarė. Amerika su Rusija, kai viešai, ten aš įdėjau irgi, Newsweek, o Kubilius po pusantro mėnesio perskaitė, tas Kubilius, kuris mūsų ministras pirmininkas buvo ir kur Europos parlamentaras, po pusantro mėnesio perskaitė ir oi, kaip čia yra negerai. Amerikonai su Rusija susitarė gruodžio mėnesį, kaip kariaus Ukrainos teritorijoje. Kaip negerai. O jums iki šiol atrodė, kad čia taip nevyksta? Newsweek pranešė ir tada jau supratote. Tai aš dabar darau prielaidą. O kas gali žinoti? Gal irgi susitarė. Kaip išlaikyti savo veidą kaip blogas žaidimas? Gal susitarė. Rusija, lietuviai nusiunčia kareivius. Ir tada Rusijai atrišamos rankos, kad jie gali smogti į Lietuvą į tokią teritoriją, iš kur tie kareiviai arba jiem ginklai siunčiami ar kas tik nori. Amerikonai suderino ir sutarė. Tvarkoj. Po to mes pasakysim, kad darom tokius žingsnius, paskui pasakysime, kad jūs čia per daug jau intensyviai kažką darote ir pasibaigs taikos sutartim. Galimas scenarijus ar ne? Aš sakau, o kodėl negalimas? Susiderinsim. Dvi didžiosios šalis tarp savęs susiderins. Negi pradėsim atominį karą ir viską sunaikinsime. Aš visą tada pagalvoju elementariai, kas turi daugiau ko prarasti, ar Amerika, ar Rusija, pagal materialinės gerovės. Aišku, kad Amerika. Ir jie ką, nori prarasti? Tai ką turi? Dar apie viltį. Arba mes tikime. O tikėjimas su jumis aš sutiksiu. Dėl tikėjimo ginčytis negalima. Arba mes tikime, kad galime pakeisti padėtį. Aš asmeniškai tikiu. Neklauskit kodėl, aš nežinau kodėl. Aš kai buvau studentas, tai man smagiau į sceną lipti. Lipkite, aš paklausysiu. Jėzau, čia nusikalba. Nu, Dieve tu mano. Lipkite, aš nenoriu į sceną lipti. Man įdomiau buvo pasėdėti šone ir pažiūrėti, Dieve, iki ko jie čia nusivažiavo. Tai arba mes tikime, kad galime pakeisti ir padaryti, kad būtų kitaip, o aš asmeniškai tikiu. Ir aš tikiu tuo, kad aš taip privalau pasakyti visiems Lietuvos žmonėms. Aš tuo tikiu. Nieks manęs nevertė. Mano žmonai nelabai patinka, ką aš darau. Jinai tenai įvairias pareigas užima ir taip toliau, ir taip kiti, kad čia nusikalba žmogus, ar ne? Bet jeigu kiekvienas iš mūsų, Lietuvos žmonių, 2 400 000, žinotų, suvoktų ir suprastų, ar tik dėl savęs, ar dėl visų, ir jeigu turėtų laiko pasižiūrėti į Lietuvą platesniajam kontekste ir galimybės turėtų platesniajam kontekste, tai tada ir kur mums yra išeitis ir išsigelbėjimas. Ir dar geriau, ne tik išeitis ir išsigelbėjimas, galimybės dabar atsiveriančios. Prieš 5 metus mes iš šitų gniaužtų niekaip negalėtumėm išsivaduoti.
tai, ką aš sakau, tai yra kova ne su Lietuva ir su Lietuvos ta parsidavusia valdžia. Tai, ką aš sakau, tai yra kova su už Lietuvos esančiom jėgom. Tos, kur globalios, kur viską valdo, kurių pavadinimas yra biznio projekto demokratija. O demokratijos pagrindinė sudėtinė dalis yra, kad žmogus turėtų nuomonę apie tai, ko jisai nesuvokia ir nesupranta. O nuomonę mes jam sukursime, nuomonę mes jam padarysime. Ir tada tu gali tam žmogui argumentus sudėti, faktus sudėti, o mūsų smegenys veikia taip. Aš tada to fakto negaliu priimti, aš atmetu jį iš karto. Nes tai prieštarauja mano įsitikėjimui. Oi, rusai puola. Tegul būna pavyzdys, rusai puola. Nu tai kai sakai, kad o faktas toks, čia kaip žirniai į sieną. Ir viskas atšoka. Mūsų smegenys taip veikia. Čia žmogus nėra, jis, norėjau sakyti, jis ir nekaltas tam tikrą prasme. Taip smegenys veikia. Neurobiologijos mokslas panaudotas, psichologijos mokslas panaudotas. Šitai metodikai viskas ir jinai ištobulinta metodika vakaruose. Ir tada aš sėdžiu ir tampau visus pagal savo interesus. Ir kai šitas metodika ištobulinta, tai reikia ją primesti visam likusiam pasauliui ir tada aš iš vienos vietos visą pasaulį tvarkau. Tai, ką aš sakau, prieštarauja globaliam principui. O Lietuva tik tai šuniukai vietiniai, kurie loja pagal nurodymą. Bet vėl, iš geros pusės pabaigsiu. Sveikos jėgos Vokietijoje, sveikos jėgos Olandijoje. Olandijoje irgi. Slovakijoje, tegul būna. Jau Vengrija nekalbam. Užtat aš ir pasakiau, kad pirmų vizitų nuvažiuočiau pas vengrus. Patarimo ir pasakykit, kur povandeninės kokios srovės. Nes nėra prasmės lysti liūtui į nasrus. Ne. Reikia laimėti, o ne susinaikinti. O laimėti galima, jeigu galvoji savo galvą. Ir jeigu nenusiteikęs, pasakė, reikia. Tai tada padarom provokaciją tokią, kaip su Kaliningradu. Šičia aš pacituosiu, kur mes padarėm, ne pirmą. Pirma tai tas buvo, kur Dalios Grybauskaitės, kad jau kovo mėnesį, 22 metų kovo mėnesį, pradėkim jau tiesioginį karą su Rusija. O paskui, kai mes sąmoningai stūmėm, kad Rusija turėtų pretekstą smogti mums dėl Kaliningrado, mes nusižengėm savo pasirašytom sutartim ir į Europos Sąjungą įstojom dėl to, kad tos sutartis. Tai sąmoningai. Bet ačiū Dievui, nepasiruošusi ir nenorėjo Rusija panaudoti tos kortos. Bet kai aš žaidžiu su oponentu, ne priešininku, tai aš nenoriu savo noru jam atiduoti kozerius. Kam? Šičia mums svarbu išlikti šitoj situacijoje ir kaip Feniksų atgimti. Jeigu nebūtų šitos kataklizmos tarptautinės, tai mūsų šanso aš turbūt ir nebūčiau net nieko kalbėjęs. O dabar aš žinau ir tikiu, kad mes šansą turim. Pabaigsiu man patinkančią vieną, kaip Jogas pasakė vienas. Aš galiu jums paaiškinti, bet jūs nieko nesuprasit iš to paaiškinti. Tiksliau, jūs viską suprasit, bet jūs turėsit dvi išeitis, kai aš jums kažką paaiškinsiu. Jūs galėsit manim tikėti arba netikėti, nes jūs nežinot, ar aš pasakiau taip ar ne taip. Ir tada tas Jogas sako, o jeigu jūs dirbsite su savim, tai jūs tada žinosite, kad kvėpuoti taip rankas laikant ir taip yra labai didelis skirtumas. Tik tai taip, įkvėpimas visai skirtingas. Ir man nereikia, kad kas nors pasakytų, aš pats jaučiu ir žinau. Tik tai taip, iškvėpimas vienodas,
O šitaip, ne, jokių būdų. Kai kurią mankštą darant, turi būti žandai išpūsti. Tiesiog taip geriau. Kai kur mankštą darant su rankom, darai ir paskui iš lėto iškvėpimas. O su rankom kitaip sukant, staiga ir greitas, per pusę sekundės iškvėpimas. Tiesiog taip reikia. Tai aš žinau, kad taip reikia. Ir užtat sakau, arba mes patikėsime savim ir nuspręsime, aš už tai, kad mes būtumėm šeimininkai savo šaly. Mušimės tarp savęs, nesutarsime, bet vis tiek globaliais dalykais mes sutarsime. O neklausysime savo išdavikų valdžios, kurie pasakys, o dabar mes šituos sušaudysim. Tada sakys žmonės, o mesgi nekalti, viskas nuo mūsų priklauso. O tam, kad partiją įkurti reikia, ir man žodis partija, dar mano pagrindinė mintis, visos tos partijos 30 metų buvo tos pačios. Ir tada Skvernelio pavardę šitoj vietoj panaudoju, sakau, jie švarkelius ir skvernelius tik tai keičia. Sąmoningai ir specialiai taip pasakau. Nei viena pasitikėti aš negaliu, nes arba jie impotentai buvo, arba jeigu jie ir buvo papuolę į Seimą, tai jie parodė, kad jie tvarkingai dirba kaip privaloma sudėtinė dalis sistemos. Landsberginė partija ir socialdemokratai nesuderinami, jie tikrai vieni pozicija, kiti opozicija, arba pasikeičia pozicija, opozicija. 2K, ar neatsimenat? Kubilius Kirkilas. Tvarkingai tos pačios sistemos sudėtinė dalis. Tvarkingai tie patys. Tai naujos partijos tiesiog reikia. Nes jokia sena aš asmeniškai pasitikėti negaliu. Ir tikėti, kad jie neišduos, neparduos, irgi negaliu. Tai tada kelias minutės paprašysiu advokato Mažvydo Misiūno, kad jis apie partijos reikalus. Labas vakaras. Iš tikrųjų, tai mūsų žiūri per gyvai labai didelis kiekis žmonių, iš tikrųjų netikėtai, galbūt čia dėl gero garso, pagaliau garsą susitvarkėm. Tai visų pirma, ačiū labai už gerą ir šiltą priėmimą ir Ignalina mano tėvonija, čia mano tėvas, tėvo gimtinė ir labai šilta ir malonu visą laiką atvažiuoti ir norėčiau tiesiog pasakyti keletą žodžių apie naują politinę jėgą. Tai nauja politinė jėga yra, žinote Eduardą, žinote jo mintis ir jo pavedimu aš organizuoju naujos politinės jėgos įkūrimą. Ir koks yra dalykas, kad reiškia, buvo laikas, kad Eduardo Vaitkaus nieks nežinojo. Buvo sakykime taip, kad nieks nežinojo, ką jis šneka ir visa kita. Atėjo laikas, jau daugiau žmonių sužinojo apie jį. Tas pats dabar yra su nauja politinė jėga. Dar nėra pačios organizacijos, niekas apie ją nežino, tačiau jai irgi ateis laikas. Todėl, kad tai yra instrumentas, kuris padės realizuoti tam tikrus dalykus, ką deklaruoja Eduardas Vaitkus. Tai dėl partijos, jeigu kažkam neaišku, galit po susirinkimo ateiti pas mane, aš jums greit paaiškinsiu, ką reikia daryti, bet paprasčiausiai reikia įgaliojimą užpildyti, jį pasirašyti, nuotrauką padaryti ir atsiųsti arba elektroniniu paštu, arba į naujos politinės jėgos Facebooko puslapį. Bet aš norėčiau dar visą laiką pasinaudodamas progą keletą minčių apie rinkimų visą eigą pasakyti. Tiesiog ta informacija šviežiai ateina vis pastoviai pas mane, todėl kad aš bendrauju su, faktiškai dabar šiai dienai yra 60 koordinatorių įvairių žmonių, kurie renka parašus 40 miestų Lietuvoje, sakykime, vidutiniškai jų skaičius didėja.
kaip beje ir naujos politinės jėgos skaičius labai stipriai didėja, steigėjų aš vos ne per savaitę gaunu po tokį žiupsnį, reiškia, įgaliojimų ir iš viso sekėjų, naujos politinės jėgos, Eduardo Vaitkaus sekėjų labai stipriai daugėja su kiekviena diena. Tačiau koordinatoriai, parašų rinkėjai susiduria su kokia situacija. Jeigu prisiminsim anksčiau, kai buvo rinkimai vyko, žmonės papirkinėdavo milteliais, alumi, saldainiais, ten dar kažkokiais tai dalykais. Šitie papirkimai jau baigėsi, jie jau, sakykime taip, daugiau mažiau užkardyti. Bet šiuo metu rinkimai vyksta kokiu būdu, kad yra labai daug žmonių, kurie gauna pašalpas, socialinės išmokas, įvairiai yra remiami valstybės. Ir šitiem žmonėm yra pasakyta, aš turiu tokią informaciją ir man žmonės skundžiasi ir aš kaip teisininkas negaliu apie tai nešnekėti, todėl kad tai yra labai svarbu. Ir žmonės sako tokį dalyką, kad norint gauti iš žmonių, tokių dažnai socialiai pažeidžiamų žmonių, labai sunku gauti parašą. Jie bijo pasirašinėti, bijo iš viso žiūrėti, bijo iš viso į tą pusę žiūrėti, kur renka parašus. Dėl ko taip vyksta? Ir gaunama tokia informacija, kad žmonės, reiškia, tiesiog pasakyta, jeigu jūs pasirašinėsit už kitus kandidatus, pavyzdžiui, Eduardą Vaitkų, jūs prarasit pašalpą, jums bus sustabdyta pašalpa ir žmonės tiesiog bijo. Čia pirmas momentas. Antras momentas yra savivaldybėse įvairių, sakykime, rajonų savivaldybė yra seniūnaičiai. Seniūnaičiai, žinodami visus adresus ir visą kitą, nes seniūnaičio aš pats savo seniūnijoje bandžiau būti išrinktas. Seniūnaičiai jie yra tokia visuomeninė institucija, kur sakykime taip, žino visus savo savivaldybės gyventojus. Tada jie eina su parašų lapais, kas jiems yra draudžiama. Jie eina su parašų lapais, gauna vėlgi iš pensininkų, iš įvairių, reiškia, neįgalių asmenų parašus, o balsuoti už kitus, sako, nedrįskit, nes vėl kažkokios pasiekmes bus. Žmonės išsigandę. Čia antras atvejis. Trečias atvejis yra, daug dabar jūs ir patys tikriausiai girdit, kaip, reiškia, žmonės parašus renka ir ateina įvairūs provokatoriai. Pavyzdžiui, Panevėžy man moteris pasakojo, kaip ateina, apspito jos mašiną, kurioje ji rinko parašus ir pradėjo žmonės skanduoti, norim karo, norim karo. Kas čia yra per žmonės, kas čia yra iš viso per situaciją, kad, reiškia, baugina žmonės, kurie bando, pilietiškai rinkti parašus. Tai čia vienas atvejis. Kiti atvejai yra, matėt per video, kur ateina žmonės tiesiog tarybos, tam tikri kažkokie tarybos nariai ar kažkas ir įvairiais necenzūriniais žodžiais, gestais bando provokuoti vieną ar kitą žmogų. Ir būtent tai vyksta su Eduardo Vaitkaus rėmėjais. Kodėl? Tai šitos klausimus atsakykim kiekvienas pats savo, kas tai yra ir po to jau sakykim, ta vyšnė ant torto yra ta informacija, kuri jau sklinda iš įvairių galų. Tai kaip, reiškia, viena iš pagrindinių, reiškia, sakykim, taip, kandidačių, Ingrida Šimonytė, per 2 dienas surenka 33 000 parašų, gynėjama parašų rinkimo lapų, nes jai nereikia, nes ji gali juos gauti kitų būdų, elektroniniu būdu. Tada pradedama aiškintis, kokiu būdu elektroniškai galima gauti balsus ir pasirodo, kad tuos balsus jai duoda užsieniečiai, kažkokie užsienietiškos anketos, kažkokie nesuprantami žmonės ir visa kita. Tai tokie atvejai, reiškia, parodo mums konkrečiai, kad nėra šiai dienai jokių laisvų rinkimų, nėra jokių lygiateisių rinkimų, yra privilegijuojami žmonės, kurie jau yra šiai dienai valdžioj, jie naudoja administracinį resursą tam, kad kuo greičiau surinkti parašus, gauti sales, ten dar kažką. Ir tokiu būdu jie vėl eina į rinkimus, ką daro 30 metų. Tai aš manau, kad šie metai parodys dar ar mes vis dėlto sugebam susiorganizuoti nepriklausomus laisvus rinkimus, ar vis dėlto nesugebam. Jeigu mes nesugebam, tai tada mes kaip tauta galbūt iš tikrųjų esam verti, kad mus kažkas tai kitas, reiškia, valdytų ir kiti kažkokie tai kitos jėgos kontroliuotų mus. Nelabai norėtųsi, kad taip įvyktų, bet aš tikiu, kad mums pavyks ir Eduardas Vaitkus yra tas žmogus, kuris
parodo tą kelią, parodo tuos esminius dalykus, link ko mes turėtumėm eiti ir ko siekti. Po to jau kiti kandidatai, kiti žmonės pradeda jau drąsiau kažkokius dalykus šnekėti, ką išgirdo iš Eduardo, nes anksčiau apie tos dalykus, ką Eduardas šnekėjo, niekas nekalbėjo. Jūs neišgirsit niekas, kad kalbėtų apie suverenitetą, apie neutralumą, apie grynųjų pinigų konstitucijoje būtiną įtvirtinimą ir apie daug visų kitų dalykų. Tai vat aš tiesiog tiek norėjau pasakyti ir aš manau, kad galbūt dabar galėtumėm greitai užduoti klausimus Eduardui ir tokiu būdu, jeigu kažkas turit, bet kiek girdėjau, visi žmonės ateinantys sako, mes viską žinome. Sugalvokit klausimų kokiu nors. Nu. Čia mano grupiokė viena daktarė buvo ir grupiokas nuo labai senų laikų. 79 aš baigiau mokslus, tai 80 jau te internatūra vadinosi. Kšivickai tokie buvo. Tai ne pirma. Bet aš dabar tai čia nieko nemačiau, bet aš atsimenu nuo karto, kad čia labai gražu. Taip. Tai dabar karas, tokia situacija, aišku, jūs tai visą laiką gerai, bet daugiau Lietuvoje, galbūt reiktų aš atsakysiu truputėlį iš karto. Ar gali mane išgirsti, jeigu vien mano žodžiai yra kaip velnias kryžiaus? Jie negali manęs niekur leisti. Tai ir neleis iki po balandžio 11, kai jau 20 000 jau bus surinkta tų parašų, ar ne, tada nori, nenori, privalės įleisti. Tai čia vienas, ar ne? Labai geras pavyzdys yra, kas yra sisteminis, o kas yra nesisteminis. Tai aš tik tai faktus pasakysiu, o išvadas jūs patys darykitės išvadas. Aš rugsėjo 5 dieną viešai pareiškiau, o rugsėjo 6 ir 7 dieną, sumokėjus pinigėlius, yra Lietuvoje 2 naujienų agentūros. Tik tai 2. ELTA ir BNS. Abiems sumokėti pinigėliai, abi mano paskleidė žinią, kuri nulinių efektų. Nulis. Pasižiūrėk, LRT, ELTOS publikacijas, LRT, BNS publikacijas įdeda. Mano ir 6-7 dieną paskelbiau, nieks absoliučiai nesureagavo. Tai dabar, o tuo metu tik tai buvo vienintelis Veryga, kuris oficialiai buvo jau paskelbta, kad jisai dalyvaus rinkimuose. Toliau sekantis buvo generolas Tutkus, kuris parašė savo Facebook'e. Savo Facebook'e parašė. Ir sekančią dieną Delfi 15 minučių, LRT sekančią dieną apie tai, ką jis parašė savo Facebook'e. Užduokit savo klausimą, o kaip taip atsitiko? Kad Tutkus artimiausiai man apie tai, ką mes kalbame, yra generolas Tutkus. Pats artimiausias. Užduokit savo klausimą, kodėl Vaitkaus minčių nebuvo galima netgi skelbti apie tai, kad Vaitkus dalyvaus rinkimuose. Daug buvo visokių, kas galėtų dalyvauti rugsėjo mėnesį. Apie Vaitkų nei vieno žodžio niekas. Spalio mėnesį apie Vaitkų nei vieno žodžio niekas iki spalio galo. Kaip sakiau, generolas paskelbė savo Facebook'e ir sekančią dieną visi, o dar paskui į LRT televiziją pakvietė. Spalio mėnesį apie Vaitkų nei vieno. Lapkričio mėnesį aš parašiau skundą žurnalistų etikos inspekcijai, Bernardinai, 15 minučių, žinių radijas aptarinėja lapkričio pabaigoj, kokie galimi kandidatai
ir Vaitkaus pavardė nepaminima. Ne tai va. Klausimas, kodėl? Kodėl? Kodėl, jeigu yra opozicinis ir tas kandidatas, ir tas, apie kuriuos jūs sakot, susivienyti reiktų. Susivienyti, o tada yra tikėjimo klausimas. Jūs tikite, kad kas nors įvykdys savo pažadus? Aš asmeniškai negaliu tikėti. Jeigu aš nuspręsiu tikėti, tai samdurak. Tai kaip nugalėti? Arba Lietuvos žmonės. Dar viena mano mintis, elementari ir paprasta. Aš nieko nesirengiu nugalėti. Aš nesirengiu. Aš neturiu nei vieno priešininko šituose prezidento rinkimuose. Ir aš nieko nugalėti negaliu ir neketinu. Jūs, mano suvokimu, jūs iškreiptų būdų suprantat. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Aš Lietuvos žmonėm siūlau, va tokia yra vizija. Ir Lietuvos žmonės arba pritarė tai vizijai, arba nepritarė. Bet aš negaliu nugalėti Lietuvos žmonių, aš jiem pateikiu požiūrį ir mąstymą ir suvokimą. Ir aš užtat nekonkuruoju ir neketinu nugalėti nei Vėgėlės, nei generolo ar dar ko nors. Jūs pritarėt mano minčiai arba nepritarėt. Jūs įdarbinat mane juodai dirbti arba neįdarbinat. O aš nesirengiu su nieko muštis ir nieko nugalėti. Ir šitam kontekste tada aš nematau jokios opozicijos iš visų tų 12 kandidatų. Aš nematau ten opozicijos. Aš matau tos pačio proceso sudėtinės dalis. Nu, galit jūs sakyti, generolas Lietuvą į NATO įstūmė, padarė ir pasakė, jeigu jums nepatinka NATO, čiuoškite iš Lietuvos. Čiuoškit. Nu, bet generolas geras, aš su juo susitikęs buvau ir susitiksiu šeštadienį pas jį važiuosiu. Jis geras žmogus. Jis kaip žmogus geras. Aš pas jį važiuosiu į svečius. Turiu pakvietimą. Ir mes pasišnekėsime su juo maloniai. Aš manau, jis kaip žmogus viskas tvarkoj. Bet aš asmeniškai negaliu tikėti, kad kiti įgyvendins tai, ką jie sako. O be to, išskyrus generolą, tarkime, ar ne, visi kiti sako, einam į karą. Išskyrus generolą, visi kiti sako, tik tai formuluotę parenka. Ne, mes padedam Ukrainoj. Mes siunčiam savo karius į Ukrainą, o Lietuvoje nekariausime. Išskyrus generolą, visi sako, einam į karą. Jeigu Lietuvos žmonėm tinka karas, nu tai jie pasakys, kad ne, už Vaitkų nebalsuojam. Bet aš nekonkuruoju su nieko. Mano požiūris yra visiškai skirtingas. Ir man nieko naujo, kaip žmonės savo per 30 metų, kad yra mūsų orientacija. Čia ne apie seksualinę, o apie tikrą orientaciją. Per 30 metų mūsų orientacija yra be orientacijos. Arba orientacija yra tokia, kad nuo mūsų nieks nepriklauso. Savigarbos. Aš mušiausi, tikrai mušiausi, brangiam universitete. Mano mušimasis pasireiškia tuo, kai jūs patys nesilaikot savo priimtų teisės normų. Tai aš jums pasakau, jūs elgiatės nepadoriai. Ir va šičia jūs pasielgėt netinkamai. Nu tai aš labai negražiai elgiuosi. Ir aš jam šitą sakiau tiesiai į akis. Tiesiai, nekur nors eidam, o tiesiai raštą rektoriui parašau. Tiesiai paskui į mokslo tarybą nusiunčiau klausimą, ar rektorius gali vienasmeniškai nuspręsti, jis to negali.
yra visa procedūra, kad aš nevertas profesoriaus vardo. Nu. Tai buvo. Ir dabar pabandykite taip pat. Tai bus. Jūsų tada ir dabartinė. Bus dar blogiau, jeigu tada tai jų buvo. Dabar išties kažkas drįstų tai padaryti. Tai kad jeigu nedrįstat, medicinos brangiam universitete nebuvo ir nebus daugiau nei vieno žmogaus, prieš kurį 4 kartus balsavo prieš, nors aš viskam atitinku. Bet aš kalbu apie tai ir išdrįskite. Bet tada jūs savo savigarbą išlaikot ar ne? O aš Kepeniui pirmas iki sakiau, ant jūsų apše ir jūs sakot, man gyventi reikia. Aš patylėsiu. Be savigarbos yra geriau gyventi. Čia pasirinkimo reikalas. O aš kažkoks toks esu, kad man savigarba yra svarbi. Prabundi naktį ir galvoju, taigi aš viską suvokiu. Taigi aš viską suprantu. Bet kaip aš dabar galiu jiems nusileisti, kai jie, totaliai neteisingai elgiasi. Aš protu suprantu, kad aš galiu nusileisti. Bet koks aš tada būsiu sau? Koks aš sau būsiu? Man labai patiko dar, pabaigai tada, nežinau, ar tai buvo, bet potekstė tokia, kad galbūt ir buvo. Stalinas jau numirė, čia Tarybų sąjungoje pasmerkė Staliną ir Mao Cedūnas atvažiavo į Maskvą. Ir jisai, neatsimenu su kuo, ten kalbasi ir tas vertėjas buvo ir paskui vertėjas pasakoja. Ir sako, jūs turit pasmerkti Staliną. Sako, negalim. Kodėl negalit? Sako, mes jį tiek gyrėm, kad dabar negalim pasmerkti. Ne, jūs vis tiek turit pasmerkti. Sako, čia pagal kiniečių psichologiją, kuri mums sunkiai gali būti suprantama, tada po kažkiek laiko, sako, mes tada prarasime veidą. Kas? Tai vis tiek pasmerkite. Ir tada sako, ko turbūt tas iš Rusijos pusės, iš Tarybų sąjungos pusės turbūt nesuvokė. Ir tada pasakė frazę, kam reikalinga valdžia, jeigu praradote veidą? Kam reikalinga valdžia, jeigu praradote veidą? Tai... Pavyzdžiui, sakytum, jūs išrenka prezidento, bet jūs tom sisteminiam partijam prieš ir jums tada organizuoja apkaltų ir bus kaip akcija, kaip Gražuliai. Tai, o Jėzau, ar Gražulis 2 kartus balsavo sulaužydamas konstituciją ir buvo viskas tvarkoj. Bet Gražulis turėjo būti išmestas, kadangi jisai ten kitose vietose jisai... O Paksa pradžioj valstybės saugumo departamento vadovas Laurinkus nuvažiavo 2 savaitėm į Ameriką. Ir sugrįžęs į Ameriką pasako savo tą svarbėją kalbą. Iš Amerikos gavo tam tikrus paaiškinimus ir tada pradėjo daryti šitą šou Lietuvoje. Bet Paksas yra ir klaidų pridaręs. Jis davė savo įrankį jį lupti. Aš klaidų nesirengiu pridaryti, kad mane galėtų lupti. Lupkite, nušaukite, viskas tvarkoj. Nušaukite. Prezidentą Kennedy nušovė. Kodėl prezidento Kennedyo dokumentai dėl jo nužudymo iki dabar neišslaptinti? Kai yra kongreso nurodymas, berods 16 metais paskutinis terminas pasibaigė, išslaptinti privaloma, tai įstatymas. Neišslaptinta. Kodėl? Todėl, kad Amerikos specialios tarnybos savo prezidento nužudyme dalyvavo. Vienintelis atsakymas. Tas neišslaptinimas ir yra atsakymas. Tai tegul nušauna. O kas čia tokio? Mes numirsime. Ką?
Tai kažkas, gal, aš žinokit, tikiu, tada atsirastų ir antras, ir trečias. Aš tikiu. Tai manęs nušovimas negazdina. Neringa Venckienė man pasakojo, pati asmeniškai pasakojo, Vilniui buvo į kažkokį mitingą atvažiavusi ir kiemuose pasistačiusi mašiną. Pilna mašina buvo. Ir paskui ne jinai vairavo. O paskui sakė, jie paklydo. Jie nestaigai išvažiavo į gatvę, kur pagrindinė magistralinė. Ir sakė, tarp tų namų ten besisukinėdami, priekinis ratas ir nukrito. Sakė, išlipo, visi 4 varžtai iškritę, susirinko varžtus. Bet tai manęs negazdina. Šitoj vietoj jeigu norit kariauti, aš esu pasiruošęs kariauti ir jeigu aš būsiu įdarbintas, tai dar pasižiūrėsime, kam čia liūdna bus. Jiems, aš manau, kad jiems bus liūdna. Tai aš esu nusiteikęs, vadinkim, taip kaip visą gyvenimą buvau nusiteikęs. Tai jo, teisingai. Dabartinis pirmaeilis uždavinys. Pirmaeilis. 20 000 ir reikia daugiau kaip virš 20 000, nes braukys sąmoningai ir piktybiškai. Nes čia mes turimgi parazitinę organizaciją, Vyriausioji rinkimų komisija. Reikia virš 20 000 ir tada niekur nedings, privalės paleisti į eterį. O į eterį paleidus, tada, gerai, LRT, tik tai vienintelė LRT tada publikuoja, kiek ten 3 ar 5 kartus, kur diskusija. Ir mano mintis yra elementari. Norit būti šeimininkai savo šaly ar ne? Jeigu nenorit, tai už mane nebalsuojat. Taip. Argi sudėtinga mintis. Viskas priklauso nuo mūsų. Ir tų parašų šiuo metu reikia, kad ir būtų daugiau virš 20 000. Tai parašai 10 dienų dar turim terminą. Ir dar paskutinis. Kiti yra komandos. Nėra pas mane. Advokatas dirba individualiai kartu, ar ne? Yra žmonės dar irgi, jie individualiai žino, ką turi padaryti patys savo viršininkai. Iš apačios arba atsiranda žmonės ir savo iškelia uždavinį, ir jūs irgi taip pat, savo uždavinį iškelia ir savo uždavinį įgyvendina. Iš viršaus aš nieko nenurodinėju ir negaliu nurodinėti. Dar tada pabaigsiu, tas, kur man patinka, vienas indas. Jisai yra labai garsus, jisai Gineso rekordų knygoje, jisai yra Sadguru. Jo pavadinimas yra, vardas tegul būna. Jis garsus tuo, kad jisai suorganizavo Indijoje, čia buvo ne labdaros, o visuotinė akcija. Upėm valyti. Spėkit, kiek sudalyvavo žmonių. 160 milijonų. Vienas žmogus pakvietė ir 160 milijonų sudalyvavo. Ir jisai apie savo tuos pagelbininkus irgi man patiko, kaip kalbėjo. Sakė, aš nieko negaliu nei atleisti, nei ką, nes visi jie savanoriais dirba. O paskui susipyksta tarp savęs, rietenos prasideda. Sako, bet aš jų negaliu atleisti, jie visi dirba savanoriais. Jie iš savo pašaukimo dirba. Ir pašaukimas netoks netikslus, iš suvokimo, kad to reikia. Kai dirbi, kažkas liepia, pinigus gauni, dirbi už algą. Arba dirbi iš suvokimo, kad reikia. Reikia. Ir pirmiausia, pats savo pasakai, kad reikia. Neklauso. Viena moteriškė parašė, net akmenį, sakė, paėmęs metė į mano pusę. Čia renkant parašus. Bet reikia.
Žmogus savo pasako, aš negaliu jums nieko pasakyti. Aš negaliu jums nurodyti. Niekam negaliu nurodyti. Kiti irgi sugalvoja padaryti, kad Vaitkus kaltas, kad kažkoks žmogus kažką pakalbėjo. Nu, ką darysi, jeigu žmogui taip atrodo. Vaitkus kaltas už trečius asmenis. Vyriausia rinkimų komisija oficialiai 2 kartus man pasakė, kad tam tikrą prasme taip, jūs kaltas. Jeigu, sakau, man nepažįstamas žmogus pasidarys plakatą kokį nors, sakau, aš nieko nežinau apie tą žmogų, nepažįstu. Aš sakau, o plakatas, jūs pripažinsit, kad čia yra politinė reklama ir aš kaltas? Taip, sako, kaltas. Sakau, bet jūs sakot, kad aš kaltas dėl trečiųjų asmenų veiklos. Nu taip, sako. Bet čia mes kiekvieną atvejį vertinam individualiai. Tai aš būsiu kaltas, o Ingrida Šimonytė dėl tokio pat atveju nebus kalta. Aš kaip pavyzdį. Taigi viskas priklauso nuo mūsų. Ir nuo mūsų nusiteikimo. Ir sakau, ačiū jums, kad atėjot, o nusiteikti turite jau patys. Ačiū.